Esame labai įdomesniam stende ir čia yra visai eilė smulkmenų, ne tik tai stambus gaminiai kaip televizorius už mano nugaros, bet ir įvairios smulkmenos yra labai įdomu ir naudinga. Čia iš vis įdomus gaminys skirtas medžiotojams. Iš principo šitos kamerytės yra Lietuvoje gana naujas produktas, jos yra skirtos daugiausiai iš esmės medžiotojams, miškininkams, dažnai jos naudoja sienos apsauga. Kadangi ši kamera reaguoja į šilumą, jos matomumas, judesio aptikimas pagal šilumą tai yra maždaug iki 20 metrų ir ta prasme aptikusi judesį jie įrašinėja į save. Siunčia duomenys, gali siūsti SMS žinutę, elektroniniu paštu ir MMS-u. Tai yra labai patogu, kadangi jums nereikia nieko stebėti, tiesiog pakabinat kamerytę, jeigu vyksta kažkoks judesys, ar tarkim pas jūs sandėliukė, jeigu jis yra kažkur tai nuotolęs ar dar kažkur tai, jūs iš karto gaunat tą prasme informaciją į savo mobilųjį telefoną ir galite tai adekvačiai reaguoti. Sekantis dalykas, kažkas tai panašaus į šitą pogrupį, tai yra automobiliniai vaizdo registratoriai. Ta prasme, šitų dalykų praktiškai turim nuo paprastos kokybės, tai yra, skaitykim, HD iki Full HD, kurie labai puikiai mato tiek dieną, tiek naktį. Kitas naujas dalykas, iš tikrųjų atsiradęs pas mus prieš kokį nepilną mėnesį, tai yra sportinė kamerytė. Išvaizda jos yra labai panašiai GoPro, kokybė tikrai yra irgi puikiai, prie jos yra labai daug skirtingų fiksatorių tvirtinamų prie diržo, automobilyje, ant šalmo. Jie galima drąsiai naudoti ir po vandeniu ir filmuoti visą povandeninį pasaulį. Iš tikrųjų standartas, visi mes žinome, GoPro. Visiškai neseniai atradau savo tai, kad daugelis didžiųjų gamintojų pradėjo gaminti action camus, nes tikriausiai visi ekstremalai sportuodami ar kažką darydami ant užsimušimo ribos nori užfiksuoti visas savo heroizmo akimirkas. Bet tie visi gaminiai pasižymi itin aukštą kainą, kaip taisyklė. Ne, jie kokybiški, bet kaina paprastai jų būna beveik profesionalaus video įrenginio. Kokios kainų lygiai maždaug čionais? Čia aš taip suprantu, kad yra įvairūs gamintojai ir irgi kainų diapazonas gana platus, bet maždaug eilė, nesakant tikslios kainos. Šiaip atsižvelgiant į, tarkim, kad ir tą patį GoPro, tai kaina turėtų būti apie 2 kartus mažesnė negu GoPro. Čia kalbant apie tą įrenginį, kuris toksai kaip kosminis ir panašus į nardymo skirtą, taip. Tai, ir vizualiai labai panašus ir įdomu bus ateityje padaryti palyginamąjį testą ir tikimės apie tai papasakoti vėliau žymiai daugiau ir apie daugelį čia paminėtų prietaisų. Iki pasimatymo poryt.